Bet ar to pakanka? Na, pavyzdžiui, pernai metais mes rengėm atvirukų konkursą, kažką tai korupcijos tematika, šiandien vėl kažką tai galvosime, kažkokį tai konkursą. Bet ar to pakanka? Tokių, reiškia, pavienių priemonių. Reikia pradėti dirbti su esmė sistemiškai ir visiems dirbti. Agne, galima aš jumis pertrauksiu šiek tiek. Jūs kalbate apie švietimą, apie moralę, dorovę. Bet jūs esate vienas iš tų žmonių, kurie inicijavo alkoholio reklamos draudimo atšaukimą. Atsiprašau, ne į temą. Aš suprantu. Labai viskas į temą. Ne, nemanau, kad tai yra į temą, nes aš galėčiau iš tikrųjų su jumis pasikalbėti ir aš turiu savo argumentus. Ir apie švietimą vaikų. Ne, aš turiu savo argumentuoti ir galiu atsakyti iš tą klausimą. Tai gal galima būtų dėl tą poziciją išgirsti iš tikrųjų? Žinote, kai mane užsipuolė ir kai mane, kaip sakant, apjuodino būtent dėl šio dalyko, man visą, dėl būtent alkoholio kontrolės įstatymo projektų ir aš gavau tokį didžiulį puolimą, labai nemalonų ir jeigu su manim būtų kalbėtas konstruktyviai, žmogiškai, pozityviai, iš tikrųjų, aš manau, kad buvo galima tikrai rasti sprendimus, bet kai mane nuolatos puola, tai žinote, tai man taip pat, aš esu žmogus ir man tai yra visiškai nepriimtini tokie būdai. Aš kai turiu nuomonę, aš niekada nieko nepuolu. O kas ant jūsų užpuolė čia? Būtent puolimas, nuolatinis atakavimas visom įmanomom priemonėm. O kaip jūs manote dabar... Aš manau, kad tai yra nepriimtina ir reikia truputėlį išlaikyti, taip pat, kaip mes kalbame apie etiką tam tikrą ir šiuo atveju taip pat turėtų būti etika. Bet jūs sakėt, kad žiniasklaida formuoja žmonių nuomonę, mentalitetą, taip? Tai dabar ta reklama iš tikrųjų vaikams formuos tam tikrą. Atsiprašau, vaikai dabar po 11 nemiega, jau turėtų miegoti. O reklamos stendai lauke? Tai dėl šito dalyko tai... Taip? Dėl išorinės reklamos sutinku. Tai bet ją šalinsit? Dėl televizijos tai... Ne, man išorinė reklama. Išorinė reklama sutinku, mano